Ką greičio mėgėjai, turiu jums neblogą žaisliuką, tai 2018 metų M3. Šitas automobilis yra parduodamas draudimo kompanijos, jo loto numeris yra čia, jo aukcionas bus pirmadienį. Labai gera komplektacija, su projekcija, su gera Harman Kardon aparatūra, veidrodėliai karbonas, stogas karboninis, galinis spoileris taip pat karbonas. Iš tikrųjų mašina labai dėliam stovyje. Diskai yra visiškai nenubraižyti, pati mašina matosi, kad buvo labai gerai prižiūrėta. Ji yra gavusi į priekį, tai va šita dalis yra irgi nėra daug, lonžironai nesulankstyti, nesulaužyti. Gavusi į priekinę dalį, realiai nelabai galiu aš čia plėšyti, nenoriu, nematau kas pažeista, bet iš to vaizdo, ką matau, tai realiai lonžironai ir televizorius yra sveiki. Tai vat pažiūrėkit, jos būklė, kaip ir minėjau, yra tikrai ideali, tik jinai dabar nesikuria, kadangi yra patronas šovęs, padangos iššovusios. Aš to apeisiu, aprodysiu išorę. Pažiūrėkit, visiškai tvarkinga, netgi kosmetinių pažeidimų nėra. Labai gerai prižiūrėta. Galinis bamperis taip pat nenubrozdintas, nenudaužytas, parktronikai stovi. Taip, pradedam nuo galo. Užuolaidėlės visur sveikos. Harman Kardon gera aparatūra, raudonas salonas, visiškai kaip naujas, nenutrintas. Taip, čia taip pat viduje karbono detalių pridėta. Nenoriu lipti į mašiną, nes kaip matot yra kraujo po avarijos, kai šoko paduška. Tai karbonas ir ten, ir priekyje yra pagalvės iššokusios, taip pat ir iš šonų, ir priekyje, ir po kojom. Aš manau, kad šito automobilio pirmadienio aukciono kaina gali svyruoti kažkur tai nuo 22 iki 25 tūkstančių dolerių. Tai draugai, jeigu norėtumėt užsisakyti savo automobilį ar parsivežti, tai kaip visada mes jums pasiruošę padėti. Žinot, kad mes dirbam tiesiogiai iš Amerikos, mūsų ofisas yra Miami, Floridoje, dirbam be tarpininkų, todėl mes galim pasiūlyti jums tikrai geras siuntimo kainas bei vietinio transportavimo pervežimą.